Sveiki visi susirinkę. Visų pirma, vyrai čia, svečiuose pas Ugnių, ar Kiguolį, dabar nebežinau tiksliai. Turi pasisveikinti tą kamerą gal visi. Sveiki. Labą dieną. Sveiki susirinkę į kalėdinį vakarėlį Vilkų tarybos 7-7 studijoje. Jaučiamės tikrai neįtikėtinai, net nepamaloninti, nežinau kaip čia nustebinti ir visaip kitaip. Tokios aplinkos, taip paruoštos. Viktorui ir Ugniui labai ačiū už tokį profesionalų studijos padarimą, įkūrimą. Pirmą kartą tikriausiai, bent jau man tokia vieta, toks filmavimas. Tai bandysim šiandien su Vilkais ir Ugnium apžvelgti praėjusius metus ir galbūt paprognozuoti ateinančių metų veiksmus. Tai turim pasiruošę jūsų siųstus klausimus. Nežinom, kuris kokį klausimą ištrauksim. Ir čia dar papildyti taisyklės reikia, čia yra žiūrovų klausimai. Taip. Ir kai kurie iš šitų kortelių yra tušti. Tai jeigu išsitraukia kas nors iš mūsų tuščia, tai reiškia kiti vilkai arba ne vilkai. Čia iš tikrųjų vilkai ir vienas liūtas. Liūts įbėgiamos. Viename. Tai jeigu išsitraukiam tuščią, tai reiškia kiti klausinėja. Ką nors, bet ką. Asmeniškai. O šiaip laidoje aptarsime šiuos metus, kas kur vyko. Viktoras yra labai gerai pasiruošęs temas visas, žino viso, kas čia šiais metais įvyko. Aš tai nelabai seku, aš čia šiaip pro šalį. Aš kaip istorikos specialistas istorijos, tai kaip ir padėliau tokį timeline šitų metų, tai buvo gan įspūdingi politiniais įvykiais metai ir Lietuvoje ir pasaulyje. Turėjom Lietuvoje 3 rinkimus. Visų pirma buvo prezidento rinkimai, toliau buvo rinkimai į Europos parlamentą ir viską vainikavo rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Aišku, užjūryje, mūsų užjūrio carystėje įvyko irgi labai svarbus rinkimai, kur laimėjo Donaldas Trumpas, kurį bandė vos ne 3 kartus nužudyti, kad tai neįvyktų. Ir aišku, stebėsime viską toliau. Aišku, buvo olimpiada Paryžiuje šiemet, protestai Gruzijoje labai svarbus irgi toksai momentas, Sirijos Asado kritimas ir aišku, politinis kolapsas ir Didžiojoje Britanijoje, ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, kur buvo išankstiniai rinkimai, Vokietijoje bus irgi išankstiniai rinkimai kitais metais. Tai ir apžvelgsime visus. Susiko, tai kas nors bus, ar čia mes politika, rinkimai, dar kažkas apie prostitutės kokias? Tai prostitučių irgi temą galima panagrinėti, mes matom naujas ministras. Negalima, o reikia. Negalima, o reikia. Būtina, ypač švenčių laikotarpiu. Nes paminėsim visus, kas mums teikia džiaugsmą. Senas prostitutės, naujas atėjusias į valdžią prostitutės. Taip, prostitucija turi daugybę formų, kaip ir žiniasklaida, ir politika, ir visai. Su kuo palydėsim, senas. Vilkai neužmirškit, kad metai dar nesibaigė, tai dar gal bus kažkokia tai naujiena iki metų pabaigos, žinai, kuri nustelbs visas iki šiol buvusias naujienas. Nemanot, kad taip gali įvykti? Visko gali būti? Gali, bet deja, mes jau, čia mūsų paskutinė laida yra įrašoma šiais metais, o jau kas įvyks, tai aptarsime tik kitais metais Vilkų tarybos. Taip, aš tą suprantu, aš tik tai sakau, kad metai nesibaigė, dar gali būti naujienų tokių, kur nustelbs visas iki šiol buvusias naujienas. Šiaip tai šie metai buvo unikalūs ta prasme, kad didesnė dalis pasaulio gyventojų, tai yra daugiau negu pusė, rinkosi savo valdžias. Tai tokie metai būna iš tikrųjų labai retai ir mes matom, kad Lietuvoje rinkimai gal ir netai baigėsi, kaip čia mūsų žiūrovai ir mes norėjom, bet rinkimai Amerikoje aš labai tikiuosi, kad duos tokį naują impulsą ir kad ta banga galimai greičiau atsiris iki mūsų. Nes matant, kaip Donaldas Trumpas rikiuoja savo komandą, tai man net saldu darosi, įsivaizduojant, o kasgi vyks toliau.
Tai jau dabar tas, pavyzdžiui, prieš kelias savaitės, berods gruodžio 2 dieną išviešintas Kongreso specialios komisijos ataskaita dėl skiepų ir visos pandemijos, tai mums čia visiems tokiem žymiem antivakseriam Lietuvos, tai kaip balzamas ant žaizdų. Matant, kaip bandoma išvengti šitos temos, kaip jinai siekiama apeiti ir skaitant dokumentus, kurie ten yra net jų santraukas, ten tikrai ten ir Pasaulio sveikatos organizacija gavo. Ir įvardinta, kiek pinigų pavogta per pandemiją, įvardinta, kas jos pavogė, įvardinta, kaip karantinai veikia, kaip kaukės veikia, kas yra tas marmalas, tas pseudo kažkoks. Tai aš manau, kad čia yra tik tai pradžia ir prasidės dar įvairūs teisminiai procesai toj pačioje Amerikoje, kad pas mus jie prasidės, matant naują daugumą, aš labai abejoju. Bet reikia tikėtis, kad šitie metai buvo tam tikras atspirties taškas į ateitį ir aš labai noriu tikėtis, kad ateinantis metai tikrai bus galbūt mažiau įdomus, bet daugiau geresni negu buvo šitie. Aš dar norėčiau pažymėti, kad šitoj komandoj yra du nepritapėliai tokie kaip ir, nes čia kiekvienas iš mūsų turi savo laidą, bet kai kas savo laidų neturi. Tikiuosi, kad nerodysim. Tai pirštais nebaksnuosim, nes čia nenorim išduoti tų tokių nevidonų. Negalima sakyti, Alvis turi savo Mozerio žinias, jisai apie skaitlių. Aš dabar galvoju, kas šitas antras. Žinau. Gintaras jau savo pas Gedrę pradėjo tokią. Aš tai norėčiau palinkėti, kad naujais metais atsirastų kiekvienos asmeninės laidos kažkokios tai apie kažką, tai kad galėtume vieni kitus kalbinti, kad piarinti, nešti žinią, juoktis iš mūsų šviesuomenės ir turėti gerą kontentą, kurį galėtume publikuoti tiek savo kanaluose, tiek tarkim 7 studijose. Gal netgi papildomų laidų, nebūtinai pirmąją, galbūt ir antrąją. Tai iš tikrųjų, matant tokią studiją, kokioje mes čia esam, čia yra Hollywoodas. Lietuvos sąlygom čia yra visiškas Hollywoodas. Aš manau, kad čia galima būtų su mūsų mylima ir niekada nemeluojančia LRT pasimatuoti organais tokioje studijoje. Tai mielai. Metai ilgi, tikrai ką nors sugalvosim. Aš tai sakyčiau, kad tu kraustytis į Kauną man. Ne, fiksuojam Gintarą. Čia neįsipareigojimas čia. Iš kameras jisai, jau atsitraukė iš... Ne, aš neįsitraukė. Tu man neleidai pabaigti, čia tiesiog yra malonumas, neįsipareigojimas. Tai aš tai sakyčiau dar irgi, pasinaudodamas progą, norėčiau pasakyti, kad visi, kas stebit, pafollowinkit Triušio urvą. Reikia ją, kad irgi gerą kontentą deda, daug geresnį negu čia vilkai čia šneka, nesąmonė, ten tai bent yra kažkas įdomaus. Tai aišku. Nežinau apie politiką, nesąmonė, čia nusišnekat, nežinai. Tai va, Triušio urvą pafollowing. Ir be abejo, čia ir mane biškai pafollowing, pasidalinam followeriais, tavo followeriai tegul ateina pas mane, o mano pas mane. Tai laida riba su Kigūnu, taip pat ir retrospektyvos laidos irgi yra tokios. Ir dar kita forma. Ir jeigu teisiniais klausimais kažkokių yra klausimų, tai reikia prenumeruoti Mozerio žinias. Taip, būtinai. Tai o Mozerio žinios YouTube yra? Yra. Tai va, reikia tada, uždėsim čia kokius nors tuos tokius, kur ką followinti ir visi va taip pat. Ja, liuks. Visi subscribe, share. Tai ką, galėsim kas galbūt norit savanoris būti ir pirmasis savanorius pagriebti. Tai reikia mesti pamarskomų. Visada savanoriai esam, Robertas. Visi 5? Mes visada. Kaip veikia 5 pamarskomų. Inovacija klasė irgi naujiena. Kaip reikėtų. Tai ką? Nuo ko pradėti? Tai ką, mes eisim prie žiūrovų klausimų turbūt, ar ne? Tai einam, nes čia mes dėl žiūrovų susirinkom. Dėl žiūrovų, taip. Šiek tiek dėl savęs. Ne dėl savęs? Dėl savęs irgi, tai jeigu tokioje studijoje pabūtai, žinoma, smagu. Bet, ką? Bet kiek dėl savęs gali stengtis? Robertai, trauk. Trauk ir pradėk. Kažkas vis tiek turi būti. Tuščia. Zavadyla visko. Tuščia, nemeluok. Mes dabar to klausimus uždavinėsim. Iki kameros. Gerai, patikėjom. Dovydas iš Klaipėdos rašo.
Atsivežė šitą klausimą su savim. Ką gero per 6 mėnesius spėjo nuveikti Laurynas Kasčiūnas krašto apsaugos ministro poste? Ar komendantūros ir kontrmobilumo parkai sustabdys Rusijos agresiją? Klausė Dovydas. Ką gero spėjo nuveikti? Aš tai žinau, man pirma mintis iš karto, tai pripirko ir primėtė dantų visur. Išsiškėpė. Dabar visi drakonai bedančiai tapo. Išlupo dantis. Išlupinėjo drakonam dantis ir primėtė. Po to, kaip suprantu, jau jo palikimas buvo eiti ant vikšrų, ir naujoji ministrė nuėjo ant tų vikšrų. Tai, sakykime, tokie, kas liečia komendatūras, tas, nežinau, tiesą sakant, statistikos, kiek ten tų mankurtų subėgo jungtis, ar ten... Aš manau, kad statistika nėra gera, todėl kad kai buvo paskutinį kartą jinai skelbiama, tai buvo 6000 žmonių prisiregistravusių prie komendantūrų. Tai čia turbūt buvo kažkur lapkričio pradžioje, spalio pabaigoje. Tai jeigu tas skaičius būtų didėjęs, tai jau apie tai būtų trimituojama visur. Bet aš noriu dar priminti, ką dar Kasčiūnas padarė. Tai jisai buvo labai aktyvus vienam labai nenaudingam Lietuvai sandorį su Rheinmetall gamykla, kur jie paskutinius parašus šitą nuėjusi nusikaltelių valdžia sudėjo paskutinę dieną, prieš ateinant naujai vyriausybei. Ir kaip jau ir esu minėjęs laidose, tai ten sudarytas toksai sandoris, kad Lietuva įsipareigoja 10 metų pirkti sviedinius iš tos gamyklos, jos produkciją. Kitas dalykas, Lietuva turi tik tai 49% akcijų paketo šito įmoniai. Turbūt niekam nebus keista, jeigu sužinos, kad vienas iš Lietuvos pusės akcininkų, vienas iš 2 yra energetikų įmonė EPSO-G, kuris statė tvorą su Baltarusija. Niekaip nesuprantu, kaip toksai karinis objektas susijęs ir vienas ir kitas su energetikos statybų įmonė, bet čia jau turbūt palikim sąmokslo teorijoms. Tai šitos gamyklos atidarimas, aš manau, čia yra toksai pakankamai svarbus Kasčiūno įdirbis. Teigiamas, aišku. Ateitis parodys. Be abejo. Vertinimą reikia, žinai, darbus. Kaip gali būti neteigiamas. Išvardinti galime. Investicija pritraukta į Lietuvą. Kaip gali būti neigiamas. Nu, va, aš ir sakau, kad teigiamas. Man teko matyti jo interviu. Yra tokia, tų vaikinai, neatsimenu dabar kaip podcastas vadinasi. Kaip tik, kai jisai perdavė jau vadeles Šakalieniai ir su kokiu jisai pasitenkinimu kalbėjo apie to 6 mėnesius, kai jisai buvo to ministru. Ir tai pavyko, ir ten nulaužiau, ir ten viską sutvarkiau, čia jai dabar bus viskas paklota, mano įdirbis. Vienu žodžiu, ten narcizas 150%. Tai tu įsivaizduok, kiek jis būtų prilaužęs, jeigu jisai būtų visą kadenciją. Yep. Tai ten jis būtų tiek kelių nuklojęs, kad ten kokiem 5 sekantiem ministram nelabai būtų ką veikti toj ministerijoje. Tiek vikšrų, tiek ant vikšrų nuėjęs. Tiek ten sakė kariuomenės vadas, 10 minučių atsilaikytumėm, jei negintumėm tų dantų, ne? Taip. Būtų spėjęs valandai paruošti. Ne, tai čia jeigu drakono dantys su grioviu iškastų, tai 10 minučių. Jeigu vien tik tai drakono dantis, tai turbūt dar trumpesnis terminas sulaikytų priešų. Nu, žinai, aš nesu karybos specialistas, bet manau, kad pinigus jie praplovė tobulai. Tai va čia. Nu, betono gabalams išdėlėtas ant gatvės, jo. Neblogas verslo planas. Ką, kitas klausimas. Čia pagal laikrodžio. Taip. Prieš kaip einam. Tai prieš mes visą laiką. Nu, jeigu prieš, tai prieš. O. Tai mūsų laikas. Parodyk į kamerą klausimą. Tikrai yra ten kas susigyvena. O kažkas yra parašyta. Yra parašyta. Tomas Vasiliauskas iš Marijampolės. Klausiu. Kaip rinkimai Europos parlamentą pakeitė Lietuvos politinį atstovavimą ir įtaką Europos Sąjungoje? Ar kažkiek pajudėjome didesnio suvereniteto link išrinkus Gražulį? Tas tai normaliai ten kapojasi su tais eurobiurokratais. Nu jo, čia. Tikrai buvo toksai akibrokštas su Petru Gražuliu, nes tikrai niekas nesitikėjo, kad jisai taip praslys. Buvo ten kitų jėgų, tokių kaip nacionalinis susivienimas, kurie jau įsivaizdavo, kad nu čia Petras, mes čia va tokie esam kieti, mes profesūra, viską. Tai tikrai visiems tam elitui vadinamam ir norinčių būti tarp to elito, norinčių
prie tų visų šiltų kėdučių, kurie dirbo tam visą gyvenimą, tikrai tai buvo šokas. O Petras, kaip jis pats sako, kad jisai tapo labiau žinomas europarlamentaras iš Lietuvos negu Juknevičienė ir Kubilius per visą savo 3 kadencijas. Tai jisai spalvinga asmenybė, tai ten pašokdina jos, bet kad kažką tai keis ar mums tai suteiks daugiau suvereniteto, tai tikrai ne. Aš tai manau, kad Petras kaip Petras, jis ten tipo vienas laukia karys, bet visas Europos parlamentas šiek tiek, kaip čia pasakyti, struktūrizuojasi kitaip. Ir ten atsiranda nemažai, ypač dabar, kada Vengrija pirmininkauja vis dar Europos Sąjungai, Orbano pasekėjų. Orbano akcijos labai stipriai pakilo po to, kai Trumpą išrinko ir visi tie, kurie Orbano stumė, jeigu pamenat, važiavo ten jam žiedą pabučiuoti visai nesenai, tame tarpe ir mūsų aukštas ir gražus. Tai ten kyla tas anti-europinis judėjimas akivaizdžiai ir aš manau, kad tiek rinkimai Prancūzijoje, ypač rinkimai Vokietijoje, kur AfD jau dabar kelianti banga yra tvirtai antroji vietoje, su berods apie 20% reitingais, tai tikėtina, kad jie vasario mėnesį vykstančiose rinkimuose gaus pakankamai daug balsų. Ir aplamai Europos visa ta kryptis pasisuks į kitą pusę, todėl kad mes nemato, mums nerodo, bet pavyzdžiui, Telegram kanale galima rasti ne vieną europarlamentaro pasisakymą, kurie labai kritiškai pasisakinėja tiek apie ES veiklą, apie Europos komisijos veiklą ir asmeniškai apie Pfizer Uršulę, kurią Pfizeris nupirko dar praeitoj kadencijoje. Tai manau, kad tendencijos galbūt tokios bus. Noriu pasakyti, kad suksim į rytus iš vakarų. Mes gal nesuksim į rytus iš vakarų, bet tiesiog tie vakarai pasidarys vakarais, o ne tuo, ko jie dabar patapo tą pelkę su visais tais kliedesiais apie tos LGBT ir visą tą kitą šlamštą, tai žmonės to nepriima, akivaizdžiai. Ypač rytų šalyse, tose buvusiose rytų bloko šalyse, kurie dar prisimena tą visą komunistinį kliedesį, tai juos sunku įtikinti tokiais dalykais. Kur dar daug vatos kvapo. Kadangi čia Petro vardas buvo paminėtas, aš šiandien važiuodamas į studiją perskaičiau žinutę, kad Petras Gražulis gavo kvietimą dalyvauti Trumpo inauguracijai sausio 20. Čia tikrai informacija? Čia tikrai informacija, nes jisai yra įkūręs Trumpo palaikytojų, Trumpo bičiulių klubą Lietuvoje. Tai jisai taip gavo tas klubas vardinį kvietimą į Trumpo inauguraciją. Tai mūsų visas elitas, tai ten turbūt spėgia iš džiaugsmo. Tai reiktų blatintis prie Gražulio varį. Tai manau, kad jo. Aš tai žinokit, turiu šiek tiek kitokią informaciją apie šitą kvietimą. Šitą kvietimą gavo jo kolegos tam tikri iš Europarlamento ir jam pasiūlė. Ir mano turimom žiniom, tai gali nebūti tiesa, tai nėra kvietimas į pačią inauguraciją, o į susitikimą po to. Ir matant, kad Gražulis dabar pasakoja, kad ten tipo labai brangu nuskristi Ameriką ir dalyvauti inauguracijoje ir kad jisai skris po to, tai aš manau, kad šita mano ką tik išsakyta sąmokslo teorija gali turėti pakankamai realų pagrindą. Gali būti, nes aš tik tai girdėjau, ką jie patys šneka, ką ten kas giliau, tai... Nesiplečiam, nes šitų klausimų. Čia gausis kaip Žalgirio varžybas, Žalgirio arenai pažiūrėti. Prašom, kad gerą klausimą. Tuščia. Ai, netuščias, kaip aš. Gaspadin neduščiai. Atlasyti viskas, padarom. Kaip sako anglų mokslininkai. Jolanta Andrijauskienė, miestas nenurodytas, jau paslaptinga moteris iš karto matosi taip. Sveiki, būtų labai įdomu sužinoti, kaip vilkai susimetė į gaują, nes visi tokie skirtingi, bet puikiai darat. Ačiū Jolanta už komplimentus, ačiū Jums labai. Dėkoju už Jūsų darbą ir sėkmės. Tai Jolanta padėkojo mums, mes padėką priėmėm. Sekantis klausimas. Į klausimą kaip ir Jolantos atsakyta. Taip, prisipažinkit, kiek ten moka ten. Ne, čia klausimas dabar ne apie pinigus, dar prie pinigų prieisim su kitos temos. Apie mūsų pinigus kiti labai mėgsta kalbėti. Kaip čia į gaują susimetėm, tai va sėdi priešais kaltininkas šitos gaujos sambūrio. Nesižvalgy. Ne į fikusą girodau į tave.
Tai va, Roberto dėka mes čia ir taip susimetėm į tą gaują, Robertas pakvietė, visi maloniai sutikom, turbūt nebuvo nei vienas, kad ai, dar čia aš turiu savaitę pagalvoti, žinai, čia, ar man čia verta ar neverta. Nebuvo, tikrai ne. Nebuvo, tai va, tai taip mes ir Buvo tik džiaugsmo ir noro didelio. O kad skirtingi esam, aš dėkingas Jolantai, kad jinai pastebi mūsų skirtumus, nes tikrai galbūt daugelis žiūrovų sako, čia jūs į vieną dūdą visi pučia, žinai, vienodai kalbate. Taip, bet iš skirtingų pusių. Vilkų taryboje telpame visi. Aš savo laidoj klausiau Roberto, kodėl čia tokius blemba, vat, užribinius reikėjo sukviesti į laidą. Galėjau Maldeikį paimti, Gabrielių pamaišyti. Ta prasme, normalu. Laurinavičių. Taip. Laurinovičių. Tikrai būtų kur kas sėkmingesnė laida. Jo, būtų ne 10 000 subscriberių. Per LRT tave parodytų. Nu, čia prasišoviau. Dar jeigu būtų tas mūsų Olegas sutikęs, pavyzdžiui. Bet kad Olegas dingęs dabar. Jis Amerikoje dabar. Kurjerių dirba. Rimtai? Sakė, reikėjo daug ką išmokti, tai dar eina ten, pabairuoja ten tiem keliam lietuviam. Tai dabar bus Amerikos valstybės kūrėjas. Aš pasirinkau 7 vietoje LRT, man daug jaukesnės Palauk, žiūrovams aš išversiu, Olegą Šurajų mes čia paminėjome. Jo, bet čia iš kur nukrypėme. Nes aš pats tik tai po 5 minučių supratau, apie kokį Olegą kalbam. Ką? Nu, sekantis. Taip. Nes net nenusižiūrėk. Paulius Stankevičius, Dublinas. Va, taip. mūsų geografija taip yra labai plati. Ar jums buvo staigmena, kad šiuose rinkimuose taip gerai pasirodys socialdemokratai ir Nemuno aušriečiai ir ar išsilaikys jų koalicija iki kitų rinkimų? Atsiprašau, klausimas iš tikrųjų labai lengvas, nes kad pasirodys socialdemokratai, tai buvo akivaizdu, nes jos rėmė prezidentūrą ir tam jų geram pasirodymui buvo dirbama jau eilę metų. O Nemuno aušra tai tiesiog buvo protesto balsų surinkimas. Tai ką reiškia degtinė iš karto atsigauna? Taip. Ir dar tokiais kiekiais. Smirnov. Tai aš manau, kad jeigu būtų žinota, kad Blinkevičiūtė pasielgs tai, kaip pasielgė, tai tikrai socialdemokratų reitingai būtų mažesni ir būtų gerokai didesnė dalis nuėjus pas Nemuno aušrą. Bet man labiausiai staigmena tai buvo Skvernelio partijos laimėjimas toks, kokį jį pasiekė ir valstiečių nesėkmė, sakykim taip. Nes aš tikrai įsivaizdavau, kad antra pagal dydį po socialdemokratų frakcija bus valstiečiai, mano nuomonė, ir kadangi jie tikrai yra išpažįstantis tas vertybės, kurios bent jau man yra labai artimos. O dėl koalicijos įsilaikymo, tai aš nežinau, galbūt kai jau žiūrėsit šitą laidą, jau tos koalicijos ir nebebus likę, nes mes ją įrašinėjom prieš kurį laiką ir dabar ten viskas burbuliuoja, šurmuliuoja ir akivaizdu, kad kai kurie koalicijos nariai labai nori ten matyti liberalus, dabartinės koalicijos nariai, ir matant tai, kas vyksta šiuo metu, iki tol, kol mes įrašom laidą, na, aš nebūčiau tikras, kad jiem nepavyks. Tai va toks būtų mano atsakymas į jūsų klausimą. Galiu papildyti vienu sakiniu. Be abejo. Papildysiu ir prieš tai, ką kalbėjom. Nesumaišyk tą patį. Prisiminkim, kokia Lietuvoje buvo kilusi euforija po Seimo rinkimų. Kaip visi džiaugiasi ir sakė, konservatoriai vienus vartus sukalti. LRT sutvarkys. Aš dabar net apie tai dar nekalbu. Aš tiesiog buvo euforija. Ateina nauja, viskas, virsmas įvyko, konservatoriai nušluoti, dabar tai jau bus kažkas. Ir kaip greitai visa ta euforija faktiškai išgaravo kaip dūmo debesis neblaškomas vėjo. Mano manimu bus ramiau negu su konservais. Socdemai tai maždaug, ką ir rytoj darysim. Taip 4 metus. Tas irgi teisybė, jie viską darys žymiai subtiliau, nes pas jos nėra tos arogancijos, bet kryptis tai tikrai ugniau bus ta pati. Todėl, kad aš noriu visiems priminti, kad nėra jokių socdemų, nėra jokių konservatorių. Tai yra buvę komunistai, kurių dabar ateina jau 3 arba 4 karta, jie kažkada, kaip aš sakau, įsiskaičiavo 1-2 po nepriklausomybės atkūrimo ir vieni tapo socdemais, kiti tapo konservatoriais. Ir jūs pastebėkit, visą laiką nuo pat 90 metų
ta trečia jėga, kuri iškyla surinkdama protesto balsus, yra vienaip ar kitaip nužudoma per visas kadencijas. O socialdemokratai su taip vadinamais konservatoriais visada išlieka. Ir čia yra akivaizdu, kad mes yra norinčių, kad mes turėtumėm dvipartinę sistemą, kuri realiai nieko nekeičia. Kas dar nežino, galiu priminti, kad dabartinis premjeras Paluckas yra jaunasis konservatorius. Vat jums yra atsakymai į visus klausimus. Ta pati šikna, tik du skirtingi žandai. O gaunam viduriuką. Tas spalvota. Sistema Lietuvos sąlygomis. Amerikoje veikia šitą. Taip. Man tai visus tuščius paliko. Tai pats sakai prieš užmėtysim Šitas pasislėpęs labai. Ištraukiam. Vadaila! Baltą bilietą gavai. Periokot kodą. Bet čia tai gerai. Yra tokia, yra Tai jau klausimą vienam iš mūsų dabar. Ne, mes jam turim. Ai, mes jam? Tai Tai dabar Vilkų taryba tarėsi kokį. Pertraukėlė. jo, ką nors išjungiam, dabar tarėmės kokį klausimą. Tai šitos kaukolės paklaus, kas 25 metais įvyks. Jo, ar bus ateivių invazija? Kaukolė. Gabrieliau. Ar bus ateivių invazija? Nežiopčiau šitą. Patrink nosį. Ne, jei iš tikrųjų, tai 25 metai turėtų būti labai įdomus metai ir jie prasidės pats įdomumas turbūt nuo sausio 20 dienos, kada pagaliau inauguruos. Daug dievė. Jeigu iki tol nenukilins dar, kiek 3 kartus kėsinosi prezidentą. Tai inauguruos, atsiras nauja valdžia Amerikoje, kur čia ne tik Trumpas, tai reiškia labai gerai, neblogai surinkta komanda, kur įvairiuose srityse gali labai pakeisti vėjus visame pasaulyje iš tikrųjų. Tai norėtųsi tikėti, kad tie vėjai atkeliaus ir iki Lietuvos kažkiek tai. Aš apskritai, mes čia šnekam apie konservatorius, apie socdemus, bet manau, kad pas mus ir tiems pučia vėjai. Ir tikiuosi, kad tie vėjai pasikeis nesvarbu, ar konservatoriai, ar socdemai gaus nurodymą kalbėti kitaip, daryti turbūt kitus dalykus. Aš abejoju, ar staiga imtų, kad ir socdemai, net ir patys konservatoriai, jeigu jiems būtų pasakyta, kad dabar einam tą kryptim, kad eitų kita kryptim. Tai labai stebėsime, kas bus sausio mėnesį, kokie iš tikrųjų tie vėjai bus, ar iš tikrųjų bus tų permainų, nes čia galima daug spekuliuoti, atrodo, lyg tai faini specialistai surinkti ir sveikatos srityje, ir apskritai bet kur, bet žinant palankumą Trumpo Izraeliui, žinant įvairius dalykus, kad spausdins vis tik pinigus dar labiau, tai gali tie vėjai ir nebūti kitokie. Dar papildysiu klausimą, kadangi turi tą fainą kaukolę ir domiesi astrologiją visais tais dalykais. Kaip tik prieš Trumpo inauguraciją išsirikios 5 planetos į vieną liniją, kas būna labai labai retai. Mes viskas organizavom, taip kaip reikia. Iliuminatai nesnaudžia. Iliuminatai visada valdo. O jeigu rimtai, aišku, mes tik tai rimtai kalbam. Negali būti toks variantas, kad Amerika nueis savo keliu, o Europa jinai eis toliau savo keliu. Tai Europa gali. Nes matyt, čia ne tik nuo Lietuvos tokios kaip priklausys, bet bus Prancūzijos, Vokietijos pozicija ir galbūt... Tai akivaizdu, tai man tai atrodo, jeigu kokioje Vokietijoje netyčia AfD paims viršų, tai dar ir ES nebeliks. AfD viršaus ko gero nepaims, nes šiai dienai atotrukis tarp tų kaip neatsimenu, socdemų tų jų vadinamų. Yra krikščionys demokratai ir socialdemokratai. Jo, tai man atrodo, dabar krikščionys demokratai ten pas juos pirmauja, nes dabar socialdemokratų yra vyriausybė pas juos. Tai AfD nuo jų atsilieka maždaug 10-12%. Tai akivaizdu, kad jie turės didelę frakciją, bet paprastai
tie pirmieji renkasi su jais kartu nedirbti ir mes matom, prie ko priejo Prancūzija, kada su Le Pen nenorėjo niekas sudaryti sąjungos, su Le Pen partija. Bet aš tai ko gero irgi pritariu tam, ką sako Alvis, nes Trumpas visų pirma, jisai dirbs Amerikai. Ir jam tai Europa labai mažai įdomi, to labiau, kad jisai jau dabar net kartais pasisako taip, kad žiūrėkit, Ukraina čia yra jūsų problema, Europos, čia ne Amerikos problema, ir jis kalba netgi apie karių išvedimą iš Europos ir taip toliau, nes tai yra milžiniški kaštai taip pačiai Amerikai. Tai būtų labai liūdna iš tikrųjų, jeigu taip atsitiktų, nes matant dabar, kas valdo Europos Sąjungą, Europos komisiją ir visą tą leftistinį šlamštą ten valdžios viršūnėse, tai jeigu, supraskite, jeigu mūsų eurokomisaras yra Kubilius atsakingas už karą, kuris yra patologinis taikos nekentėjęs su Rusija, tai būtų liūdėsiukas toksai, ko gero, ne? Tai čia ne tik apie taiką ar karą kalbant, čia kalbant ir apie tas visas leftistinės ideologijas ir taip toliau. Jeigu Amerika buvo dabar koja kojon žengė su Europą, atėjus Trumpui gali tenai kryptis, tenai pasikeisti, tikėtina labai. O Europa gali toliau važiuoti tą pačią kryptimį ir nes, kaip matom, ir lozungai nesikeičia ir, bent kol kas, aišku. Aš tai manau, kad... Kaip Ugnius sako, sausio 20 galbūt tas 5 planetos išsidėstymas, inauguracija ir Gražulis grįžta iš inauguracijos su gerom žiniom, sako, viskas, vyrai, bus čia gerai. Man viskas bus gerai, sako Gražulis. Už Lietuvą. Žinai, aš tai galvoju, kad turbūt mes dar neturim pamiršti vieno tokio reiškinio, kalbant apie Europos Sąjungą, kaip Brexitas. Tai kada Britai pakėlė sparnus iš Europos Sąjungos, tai buvo labai gili indikacija, kad Europos Sąjungos perspektyvą jie nebetiki. Ir tai, kas vyksta dabar jiem išėjus, mes matom, tai patvirtina. Europos Sąjunga patiria milžiniškas problemas, ypač ekonomikoje. Bet kas dabar Britus valdo, tai ten irgi tragiškai. Jo, irgi negali. Ten susidorojimas absoliutus. Tai visiškas, bet tai jau jie dabar patys pergyvena dėl to. Bet vienas dalykas, tai kad dabar Faradžas, tas, kuris inicijavo išėjimą iš Europos Sąjungos, yra didelė tikimybė, kad jisai ten gali arti valdžios. Trumpo. Jo, bet žiūrėkit, irgi tokia paralelė. Prieš tai valdė konservatoriai Didžiąją Britaniją, dabar socdemai. Tai pas mus irgi buvo konservatorių socdemai. Tai nieko nepakeis, ką aš ir praeitoj laidoje sakiau. Tai čia akivaizdu, taip. Tai visiškai vienas prie vieno, bet turi subręsti tam tikros ir laiko klausimas, ir ideologinis, ir geopolitiniai įsidėstymai. Niekas su Europa nesiderės. Dėl Ukrainos, dėl Sirijos, viskas. Europa yra mušta korta. Kaip mes to norim ar nenorim, yra toksai faktas. Nebėra rimtos valdžios nei Vokietijoje, nei Prancūzijoje, nei Anglijoje. Tai Trumpas yra derybininkas ir pragmatiškas. Pas jį ten nėra ten, oi, tas ten palaukta. Jis atsisės su Vladimiru Vladimirovičium ir sakys, klausyk, dabar va, brėžiam brūkšnį, va taip va. Ir nubrėž biškį arčiau Rusijos. Kur nesakys, Donaldai, biškį patraukia. Gerai, turėk tą Lietuvą, turėk tą Latviją, čia, žinai, viskas, viso gero. Viktorai, aš bijau, kad šitas jau yra sutarta 21 metų birželio mėnesį. Yra tokios kalbos ir jos nėra be pagrindo. Yra bendras apsitarimas, tu ten nelendi tuo metu, bet įvyko vis tiek, karas bus toj 3 metai, kaip jisai vyksta, ir pasimatė nauji dalykai, tai yra nauji darybų objektai. Gal dėrėjusi vienaip, nežinodami, ant kiek Rusija yra stipri, nežinojo, kad turi visokių orešnikų ir visų kitų dalykų. Dabar dėrybos bus visai kitokios. Gerai. Traukiam toliau. Aš jau čia buvau išsitraukęs. Iš Alvio pusės parsitempiau. Paklodę gavai kažkokią. Mažom raidėm skaityk, kad greičiau būtų. Akinius paskolį. Ar tiktų etiketė buvusiai valdančiai konservatininkų šaikai neliečiamųjų pletkininkų šaiką? Tiktų. Kiek nelenkiau pirštų, vis trūksta, nes pradėjus, kad ruškiai puola nuo neatmenamų laikų ir taip toliau, čia būtų visa enciklopedija, kad kas turėtų laiko tuos jų perlus surinkti. Gal čia viena dalis Čmil fenomenas. Atrodo, kad jį turi stogą, ypač po to, kai buvo nuteista jų partija ir sudėti taškai.
ji gana pasidarė agresyvesnė. Mano nuomonė, kad ji užsitikrino stogą už tą dėžutę, nes nesėdo pagrindinis užsakovas lobistas. Čmil tiesiog trykšta agresija su plonu balseliu ir kartais išplaukiančia erdvėje savo išvaizdą. Kas čia Arūnas Arausia. Apie Čmilą. Neliečiamųjų, iš dviejų dalių, neliečiamųjų konservatininkų šaika ir Čmil fenomenas. Tai žinot, kad neliečiamieji, tai puikiai visi pamatėm per tiek metų ir per tiek veiksmų, kad viskas kaip nuo žąsies vanduo nuteka, ar tai būtų iš konservatų pusės rokelis dirbtų, ar koks kitas dainelis, ar kas, ar Gabrieliukas plaukia ir nuplaukia. Jeigu taip trumpai, tai tiktų, o kas liečia panelę Čmil, tai jau pavardėjai viskas pasakyta, kai senuolis atvažiuoja su tanku, tėvas dirba tarnyboms, o po to jinai sėdi, vadovauja Seime, vadovauja partijai, kuri teista. Tai vėlgi stogas matyt siekia Maskvą, sakyčiau. Ir kitas pasaulio sostinės. Traukiam toliau čia. Ką? Traukiam dabar aš. Ko tu iš manęs paimi? Aš sakiau, kad ugnis čia prisidėjęs. Paklauskim Kaukolės, ko jinai norėtų paklausti. Viltaras, sakyk. Aš šiaip paklausčiau, kadangi pas mus Lietuvoje yra jau tokių neblogų jau teismo įvertintų ir dalykų, kad pas mus gali būti ir dvi mamos, ir nežinau, dvi biologinės mamos. Taip, dvi biologinės mamos. Nesugebu šito įsivaizduoti. Ir jau ten galima su šeimos sampratą kitaip kažkaip tai keisti. Ta prasme, kaip ten įvardint, kad negalima vaikams neleisti LGBT ideologijos platinti. Taip kažkaip supratau, buvo Konstitucinio teismo. Jo, yra įstatymė draudimas platinti nepilnamečiams informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės. Tai Konstitucinis teismas pasakė, kad šitas draudimas prieštarauja Konstitucijai. Tai nėra tiesiogiai, kad skatinama nepilnamečiams tokią informaciją skleisti, bet atidaroma tai, kad... Bet netiesiogiai yra. Tai čia ilgesnis klausimas negu jo. Įvertinant šitus du dalykus atitikusius Lietuvoje, norėčiau paklausti, kokie krevetės? Krevetės aš mokėjau svarais vakar. Atvežė kaip tik ūkininkas, kuris čia augina pas mus, padvalė vienam pas save krevetės ir į pieną išmainiau. O jei iš tikrųjų, tai ar žadate tapti dviem biologiniais tėvais? Tai čia jeigu pažiūrėtų mūsų vakarykštę laidą, tau Gintaras būtų atsakęs, žinai, nes sako, du biologiniai tėvai gali per gangbangą ir tapti netyčia, žinai. Tai čia sako, kas paskutinis tas tėvas. Čia žinai, kaip jie vertina tos biologinius, tai ta prasme, kaip gali į vieną kiaušę ląstę dviejose skirtingose ta pati būti. Ugniau, mes kai skaitom tokius teismo sprendimus, ne kokio nors ten mokslininko, konstitucinio, čia ne konstitucinis, čia Vilniaus apylinkės teismas šitą sugalvojo naują biologijos modelį. Tai aš suprantu, kad mane mokykloje mokė neteisingai biologijos. Ten apie X, Y chromosomas, viskas yra ne taip. Bet kaip vaikas turi dvi biologinės mamas, aš tiek fantazijos neturiu. Tu netiki mokslo? Ne apie tai kalba. Įsidėmėkit, kad tai sako žmogus, kuris prisipažino mums šiandien prieš laidą, kad prieš kiekvienas kalėdas važiuoja į Fantazijos LT parduotuvę. Ir ten perka dovaną savo artimiesiems draugams. Tuo labiau. Ir tai negali įsivaizduoti. Alvis čia su nuoskauda sako, nes jis tai tų dovanų negali. Ne, šiandien kažką sakė atvežama. Taip, traukiu. Rokas Sadauskas Ukmergė. Jam bent trumpi kažkokį. Naujas Lietuvos komisaras Kubilius gavo naujai sukurtą kosmoso ir gynybos portfelį. Ar ES taip iš mūsų pasityčia, ar Kubilius iš tikro gali kažką gero Lietuvai nuveikti? Taip. Aš, jeigu taip rimtai atsakyti, tai aš manyčiau, kad nepasityčia. Kodėl? Kosmosas yra labai rimtas sritis.
Kodėl tu į mane žiūri? Kad pritarimo ieško. Labiausiai į Maską panašus. Aš žiūriu, labiausiai į Maską panašus. Solidumą, taip. Tai va, būtent aš tai norėjau pasakyti, kad žiūrėkit, Maskas, jisai užkariauja kosmosą ar ne, ir vykdo labai rimtas programas ir jeigu rimtai kalbant apie tą temą, tai yra... Sakė, nuo konkuruos. Indai irgi jau skrido į Saulę. Vyksta labai rimta konkurencija tarp valstybių, tarp tų didžiųjų pasaulio galių dėl to, kas valdys kosmosą, nes tai yra ateities, sakykime, tos teritorijos, nuo kurių priklausys ir turbūt tai, kas vyks čia ant Žemės. Tai, bet tai, kad paskyrė Kubilių, tai aš manau, ES ne tiek iš Lietuvos pasityčiojo, jeigu už tokį atsakingą, reiškia, į tokią atsakingą poziciją paskiria Kubilių, tai ES pati iš savęs pasityčiojo. Nu, jie dar nežino, ką gavo. Ne, jie žino, ką gavo, nes Kubilius jau ten ne pirmi metai neršia su Rasele, ten jie žinai kaip zigotiniai dvyniai. Čia mano rilsą pamatyti. Aš šiaip galvoju, gal netyčia Kubilius ten Europoje padarys naktinę reformą. Jisai bus arčiau kosmoso, žinai, ten tamsu, ten... Aš tai laukiu, žiūrėk, Maskas kaip ir atsakingas už kosmosą Amerikoje, o Kubilius Europoje. Įsivaizduoja dėrybose Maskas su Kubilium dėsiasi. Ne. Aš irgi. Jau tada dvi biologinės mamos, man žinok lengviau. Man iš karto nuskambėjo, žinai, Masko atsakymas jam, go fuck yourself. Bet aš galvoju, kad mes neturim pamiršti vieno dalyko, šitas postas yra naujas. Tai kiek tas postas Kubiliaus yra svarbus, tai man atrodo pasakė pats Kubilius, kai eidamas į tas pareigas paminėjo, kad aš jaučiuosi taip, lyg būčiau IKEA parduotuvėje nusipirkęs naujus baldus, kuriuos reikia susirinkti. Ir po kurio laiko pamatęs, kaip ten jį visi reaguoja, jisai dar patikslino šitą savo frazę, sakydamas, kad dar čia iki IKEA'os baldų toli, dar čia tik medžiai miške. Tai aš manau, kad nereikia to Kubiliaus posto labai sureikšminti ir ar Lietuvai jisai yra svarbus, tai mano vienareikšmis atsakymas yra ne. Drįstu paprieštarauti, Gintarai, nes... Drąsus tu žmogus vienok. Drąsus vienok. Armonaitė žadėjo mums, kad Lietuva bus turbūt pirmoji šalis pasaulyje, kuri kosmosą augins braškės. Tai kaip mes be šito posto, be Kubiliaus pagalbos dabar realizuosim šitą Armonaitės verslo planą? Neklaidinkite žiūrovų, neaugins kosmose, o iš lietuvių ūkininkų pirks ekologiškas braškės ir jas tenai užšaldys ir tada veš kaip kosmosų maistą. Čia, žinok, čia daug gilesnė, ne tokia durnata Armonaitė ir buvo, žinok, pasiliksimės jos. Bet aš tikiuosi, kad 25 metais mes ją tik prisiminimuose matysim. Kas norės. Nu, traukiam, kam dabar? Nu, aš dabar patį artimiausią, va. O Dieve, koks ilgas. Parodyk. Bet va noriu parodyti pirmiausia, kaip gražiai kortelės atrodo, o paskui, kad čia yra iš tikrųjų klausimas. Ir klausia manęs Laima Kirkilaitė. Daugumas asmenų turi normalų ar aukštą intelektą, stipriai išvystyti gebėjimai tam tikrose srityse, pavyzdžiui, matematikoje, muzikoje ir technologijose. Tai dabar man paaiškinkite, ar tokius požymius turintis asmuo gali vadovauti kam, ar gali turėti leidimą ginklui. O gal nereikia, jei kas kariausim samčiais ir čigono tankų, kaip ispaniškai čigonas ginkluoti samčiais, varysim čigono tanką prie Juodosios jūros, susipilt kuro, pakartosim pro protėvių žygį. Nu čia toks suktas klausimas labai. Bet labai šmaikštus, reikia padėkoti. Kas autorius klausimų? Laima Kirkilaitė. Tai čia jinai tokioj, žinai, tokioj, kaip čia pasakyti, tokioj vibracijoje, kokioje mes bendraujam, maždaug klausimas. Tai aš iš tą klausimą atsakysiu labai paprastai. Aš tai manau, kad su krašto apsaugos ministrais mums jau antrą kartą iš eilės tikrai nesiseka, bet niekas nevyksta be priežasties ir aš manau, kad kai kas žino tą priežastį, kodėl mes turim tokį krašto apsaugos ministrą moterį, kokią turim dabar. Nes žmogus šitoj srity turintis lygiai nulį patirties, neturintis jokios empatijos ir pati kalbanti apie savo psichologinės problemas, tokių geopolitinių aštrių metų kaip dabar, aš nemanau, kad gali vadovauti krašto apsaugos ministerijai. O dėl tų tankų, tai žinot, mes gal pajokaukim kitaip, gal mes palaukim elektrinių tankų, nes mes dabar sumokam pinigus, o prekes gausim 30 metais. Tai čia kažkas padarė fantastinį biznį, ne Ugniau? Kad tu 4 metus lauki prekės, sumokėjęs
visą... Tai dar indeksuos, dar kitos vyriausybės susimokės. Tai taip, visiems reikės tų pinigų. Tai iš tikrųjų, tai aš suprantu, kad apie tos dalykus, apie kuriuos mes kalbame, mes galim kalbėti tik su tokia humoro doze. Aš tai manau, dar papildyčiau, kad tokios, kokios pas mus krašto apsaugos ministrės, vertinant jų patirtis ir kaip jo šneka, tai nemanau, kad šitas postas yra valdomas ministrų visų pirma. Absoliučiai. Gerai. Sporam tušęs. Pasižiūrėjau. Statau 10 eurų, kad bus tušęs. Dabar jau ne. Ai, blemba. Justina Jurkonienė, Jonava. Tai pasikėsinimas į Slovakijos premjerą Roberto Fico ir Irano prezidento Raisi žūtis parodė, kad globalistai naudos visas priemonės kitai nuomonėjai, kuri kelia grėsmę jų egzistencijai, sustabdyti. Ar galima tikėtis, kad atsiras daugiau tokių politikų kaip Fico ir Orbanas Europoje ir pasaulyje? Kaip manot, galima tikėtis? Galima. Aš manau, ateinagi kitos vyriausybės po truputį, vis šitie griebėsi paskutinio šiaudo esamos valdžios, kad tik išlikti, ten prancūzai tai iš viso ten varkės daro, kad tik išlikti valdžioje. Vokietijos, kaip sako, gal dar per mažai turi AfD raumenų, bet po truputį ta kita jėga stiprėja, nes užknis žmonės pradeda galų gale iš tos nesąmonės ir jie metas net į radikalias jėgas. Tai ar mes sulauksim to dar? Čia vis tiek kažkaip labai lėtai tie procesai vyksta. Pas mus ypač Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tai pas mus kažkokie žmonės pripratę jungą turėti. Tai Lietuvoje aš permainų didelių nesitikėčiau nei šią kadenciją, nei kitą turbūt. O kaip jau parodys, kas bus Europoje. Aš šiaip labai pritariu šitai nuomonėje, kad vis tik Europos gali ir nebelikti ilgainiui. Sąjungos turi. Tokios ir Europos Sąjungos. Ir apskritai Europos, manau, čia jeigu Amerika savo rūpinsis, tai Rusija po truputį čia pasitvarkys per energetinius išteklius. Žiūrint vėl iš istorijos, kaip buvo sukurta Europos Sąjunga. Taigi buvo anglies ir plieno sąjunga. Taip. Tai buvo grinai, kadangi tas regionas tarp Vokietijos ir Prancūzijos ir Beneliukso šalis, jos garsėjo kaip anglies išgavimu ir plieno pramonė. Šito nieko nebėra. Nei anglies pramonės, nei plieno pramonės nebeliko Europoje. Tai reiškia, ką? Tai buvo ekonominė sąjunga, kuri vadinosi bendroji rinka. Būtent. O paskui čia pavirto visą tą Europos Sąjungą, ką mes dabar matom. Ir demokratinis feudalizmas patalpas. Mus čia pastoja vatnikais vadinam, nes bandai pasakyti realybę žmonėm, yra čia. Nes, žinai, šnekėti apie Rusiją, kad ten su dalgiais kovoja, tai tik psichai gali, mano manimu. Nes realiai, žinai... Sakai, mikročipų nelupo iš naujausiais. O riešnikai iš čia biški pasimėtytų, tai ir ką. Apskritai Europa turi kaip apsiginti. Čia norėjo padaryti testą, Putinas paskelbė, sako, davai, išrenkam objektą, jūs ten ginkitės, pažiūrėsim. Aš tai šiaip norėčiau pažiūrėti. Ir tai labai daug klausimų atsakytų. Bet... Tai jau atsakė, daug klausimų, ta susprogdinta, jinai net nesusprogdinta, ta sugriauta gamykla, kur jau nuskrido tas vienas oriešnikas, nes jisai ten yra kinetinė energija grinai, ten nėra jokios sprogstamosios jėgos, bet jinai yra labai didelė. Bet aš dar prie tavo klausimo norėčiau pridėti dar vieną epizodą, kad jie ne tik tai nori žudyti žmonės globalistais. Pažiūrėkit dabar procesai, pavyzdžiui, Moldavijoje ir Rumunijoje, ar ne? Ten irgi renka ne tuos, tai jie konstitucinius teismus pasitelkia, kad nugriauti rinkimų rezultatus. O Moldavijos atveju tai buvo dar geriau, kai pamatė, kad sviruoja referendumas dėl Europos Sąjungos, tai staigiai buvo organizuoti balsavimai, kaip čia pasakyti, išorėje. Taip. Iš Europos atėjo visi balsai, kaip ir pas mus toj užsieniečių apygardoje rinkiminiai, ir ten 1%
priėmė sprendimą, kad nori Moldaviją stoti. Būkim biedni, bet teisingi, bet pas mus tai konservus dalino, kad Europos Sąjunga įstotų. Tai ne tik konservus, ten buvo pažeistas įstatymas dėl referendumo, nes referendumas negalėjo būti organizuojamas 2 dienas, taip, Alvi? Tai ten buvo 3 dalykai - vaikiški saldainiai, alus ir skalbimo milteliai, kad padengti visą kontingentą - vyrams alus, moterims skalbimo milteliai, jeigu ateini su vaikais saldainiai. Taip, tai konservai dar būtų geras dalykas, kurį gali pasidėti juodai dienai, o čia alaus, aš europietis. Rytoj skalbiu prišimtus triusikus. Yep. Iš Alvio pusės vėl čia. Tu 2 kartą iš mano pusės. Pasalvį tai ten paklodžių pridėti. Žinai, teisininkai mėgsta ilgos raštus. Tai dar noriu pasakyti aš. Tai va, turiu ne kad klausimą, o labiau prašymą. Norėčiau, kad gerbiami vilkai papasakotų apie 2008 metų vos neįvykusį Islandijos bankrotą, valstybės skolų anuliavimą, konstitucijos parašymą. Tema, manau, ne iš nuobodžiųjų medijose nelabai lukštenama. Net niekad nemeluojančioje LRT savo tyrimų šią temą nedarė. Iš anksto dėkoju, Audrius Šlepavičius. Tai čia tikriausiai ir perkelsim į laidą kokią. Būtinai, čia yra labai rimta tema. Čia Triušio urvui reikėtų realiai perleisti, ne tokia? Nu, Triušio urvo biški gal kitokia tematika, čia yra labiau tokia ekonominė irgi istorinė, nes Islandija sugebėjo 2008 metais būtent pasaulio ekonominės krizės akivaizdoje surengti tikrai tokį valstybinį perversmą gerąją prasme, kur žmonės sukilo prieš visus London City bankininkus, prieš Danijos karūną ir grinai išvaikė visą valdžią ir pasistatė savo žmonės. Atėjo prie durų ir sako, tu eini lauką. Jo, ir susirinko, kaip mes, žmonės susirinko, išrinko savo atstovus, kurie sėdo, susikūrė savo naujus įstatymus, pasistatė savo žmonės. Tai buvo modernioje istorijoje pats kečiausias iš tikrųjų perversmas valstybinis gerąją prasme. Tai va, tai tikrai galėsim paruošti, manau, medžiagos ir padarysim laidą apie tai. Aš perversmas gerąją prasme, perversmas blogąją prasme, aš tai skeptiškai tokius dalykus žiūriu, nes mes sakom gerąją prasme, bet mūsų oponentai sakys, kad tai yra blogąją prasme. Baidaras buvo gerąją prasme. Mes galime pateisinti, tai turi būti demokratiniu keliu išrinkta nauja valdžia. Ne visada. Ne, Robertai, rimtai. Jeigu mes atidarom šitą Pandoros skrynią ir sakom, kad tokia valdžios pakeitimo forma yra galima, tai supraskim, kad jinai bus naudojama ir prieš mus. Tai mes vis tik tai turim šitoj vietoje būti, manau, labai atsargus. Kieno daugiau yra klausimas. Ir aš nežinau, ar tais 2008 metais gal ten Rusija kišosi, nesikišo į tos procesus, nes paprastai, jeigu tokie gerąją prasme, mes mūsų vertinimu gerąją prasme. Islandija visą pirmą sala, reikia atsiminti. Filmuose yra labai gerų idėjų, tai galim gerąją prasme priimti, kad galima vieną dieną purč padaryti. Kas nori, visus ten iškirti. Nu ką, kas traukia? Kas mano dabar eilė dar, ne? Nu ką? Šiaip vėl iš mano pusės. Nu pas tave geriausiai ten. Ilgiausiai. Pasisekė. Gavau klausimą iš Čikagos. Ačiū Čikagą, nes aš daug metų Čikagoje pragyvenęs. Į Trumpą jau buvo pasikesinta kelis kartus. Matant jo kabineto pasirinkimus, Deep State'as turėtų smarkiai viduriuoti. Ar datrauks Trumpas iki sausio 20 dienos inauguracijos? Paulius Stankevičius, Čikaga. Mes šiek tiek jau lietėm šitą temą. Iš tikrųjų, čia labai dar įdomus klausimas, ar datems, nors visko gali būti, kad paprasčiausiai neužteks jėgų Deep State'ui pašalinti visus, kurie jau yra Trumpo traukinyje. Ir tai reikėjo, jeigu jie norėjo tą padaryti, reikėjo daryti jau anksčiau. Dabar jau bus sunku sustabdyti šitą traukinį. Aišku, jiems tai tas pats, sugalvos tai padaryti, jiems pilietinis karas visai tinka, jiems pasaulinis karas tinka. Nes tie, kurie dabar skaičiuoja paskutinės dienas Vašingtone, tai aišku, vieni turi jau tiek prisikaupę, kad jiem vienodai nebereikia jiems tos valdžios, jie tik bijo atsakomybės. Bet yra tokių, kur žino, kad gali sėsti labai ilgam ir šitie tai padarys beleką. Taip, einam toliau, ar ne? Iš mūsų pusės. Šie klausimai tai.
Tomas klausia. Gal esmė, Tomas irgi. Šį klausimą pasirinkau kaip žmogus stebintis dėl ko ir kodėl taip vyksta. Dabar klausimas. Klausimas būtų paprastas, kaip 2 kapeikos. Tai toks netrumpas. Ar 2025 metais bus atstatyta šalių sąjunga SSSR? Dėl pavadinimo tai nesvarbu. Toliau dėstoma yra argumentai. Tai gal aš argumentų neskaitysiu. Jeigu Tomai nesupyksit, to klausimas jūsų labai tikrai yra aiškus, paprastas kaip 2 kapeikos ir manau atsakymas, kad tikrai tokia šalių sąjunga nebus atstatyta, nebus atkurta, kaip kas čia to Putino nemėgtų, jisai yra pasakęs labai teisingą mano vertinimo pasakymą, kad tie, kurie nejaučia, nėra nusiminę dėl to, kad iširo Tarybų sąjunga, tai jie neturi širdies, o tie, kurie kalba apie tai, kad tokia sąjunga turėtų būti atkurta, atstatyta, tai tie neturi proto. Ir jis tą nekartą yra pakartojęs. Ir aš nematau jokių pretekstų, apskritai tokių naujų sąjungų, aš manau, tiesiog bus dalinamas įtakos sferomis, įtakos zonomis, o tokių kažkokių formalių naujų sąjungų, kaip Tarybų sąjunga ar kažkas panašaus, nemanau, kad bus. Rusija turi tą sąjungą su Baltarusija sudariusi, ar ne? Bet Simpsonai sakė, kad bus SSR2. Bet ne visi Simpsonų spėjimai buvo, kaip pasakyti, išsipildė. Tai tokie būtų mano pamastymai to klausimu. Traukiam. Trečias ratas, paskutinis. Man tai sekasi. Trumpuką vėl gavai. Taip. Greituką. Sveiki, esu nuolatinis Vilkų tarybos žiūrėtojas, dar nei vienos laidos nepraleidau. Didžiulis dėkui už puikias laidas. Ačiū. O klausimas? Nėra. Nėra klausimo. Ir niekas nėra klausimo, nėra autoriaus, čia tiesiog aš manau, kad čia mes galim priimti kaip apibendrintą daugelio savo žiūrovų nuomonę. Tai dar vieną traukti, nėra klausimų. Ne, aš geriau šitoj vietoj noriu padėkoti visiems, kurie mūsų žiūri, kadangi šita mūsų laida yra šventinė ir jau turbūt visi pakilę nuo stalų ir prisėdę ant sofų šį vakarą. Tai noriu padėkoti tikrai visiems, kurie 88 kartą mus jau mato, kurie su mumis taip gražiai bendrauja, kurie mus kritikuoja. Noriu padėkoti moterims už dovanas, kurie šiandien atvežiau visiems vilkam ir padalinau. Tai yra Normantė ir Inesai už sausainius ir podelius. Ir aš labai tikiuosi, kad mes sulauksim ne 100, ne 200, o 500 laidų, tai tikrai. Tai 515 metų, tai kažkaip. Ne, 10. Ne, kažkas ir liko. Ne, be mūsų skaičių. Tai 502 laidos per metus. Taip. Tai ką? Dar traukiam? Tai tu paskutinis. Aš paskutinis. Taip. Trečias ratas. Uždėk vyšnę ant torto. Tu vėl tuščiai įsitrauks. Ugnius 2 kartus tuščiai, ar ne? Ne. Vieną. Ai, blemba yra. Bet trumpas. Taip, Indrė Pociūrinė iš Tauragės klausia, ką manom apie šiometinę ledų šventę Kėdainiuose ir Viktoro Uspaskicho bandymą sugrįžti į politiką. Šventinis klausimas. Kodėl taikos koalicija surinko tiek nedaug balsų? Man visi klausimai politiniai, kas čia jūs? Ne, šventinis. Tai tu politikas pas mus. Ugniau apie Tiesiai iš Kėdainių VIP tribūnos atsakyk. Buvai gita? Tai aišku. Tai ledų šventė tai šiaip aфиgenas renginys buvo. Jį ten pateikė, kad ten keli šimtai žmonių ar keli tūkstančiai ten buvo, ten iš tikrųjų tai marios žmonių buvo. Jeigu skaičiuoti taip, kaip skaičiuoja jie patys per kvadratinį metrą, kiek tenai būna, gali tilpti žmonių ir pagal tankį, tai tenai keliasdešimt tūkstančių žmonių drąsiai buvo. Šiaip vieni sako 30, kiti 60, kas kiek nori, tai tik sugalvoja. Uspaskicho bandymas sugrįžti į politiką, jis taip, maždaug ant durniaus bandė grįžti į politiką, nelabai jis ten norėjo, bet akivaizdžiai iš tikrųjų Uspaskicho korta buvo pasinaudota tenai, nes kai tik tai jis pasakė, kad bandys eiti
vėl atgal į politiką, taip iš karto prokuratūra atsirado ir sako, va, tau dar bylelė. Tai kai visą laiką yra toks fonas Viktoro, kad visų pirma jis asocijuojamas su Rusija visą laiką, o pas mus dabar labai jautri tema, o plus dar byla, dar kažkokia, tai kur niekas ten nesigilina, ten feikas, ne feikas, yra, nėra, ten kelintą kartą keliama. Tai ir aš nemanau, kad jiem buvo šansų apskritai. Aš jiem patiems sakiau iš karto, kad jokių šansų. Prasme. Bet kadangi bandė, fainai buvo sugalvota taikos koalicija, be abejo, ją uždaužė pavadinimą ten kaip tik galėjo. Visi, kas galėjo, čia dabar taikos žodis pasidarė blogas žodis kažkodėl. Nepavyko, ką dabar? Žinai, dabar ir matematika rasistinė jau yra. Tai... Aš tai manau, kad nelabai galėčiau vardinti to nesėkmę, todėl kad vienas dalykas, tai mes pamatėm daug naujų veidų politikoje. Su taikos koalicija atėjo generolas Tutkus, atėjo Žilvinas Stratas, labai ryški figūra, kuri iš karto susilaukė daug strėlių iš tos visos šviesuomenės, kuri gauna aukštesnės pajamas, turi geresnį išsilavinimą ir gyvena didžiuosiuose miestuose, suvažiavus iš visų bažnytkaimių. Betoninėse džiunglėse, reikia paminėti. Taip, o kitas dalykas, tai jeigu nebūtų Žemaitaitis taip gerai rinkęs protesto balsų, aš manau, šitą koaliciją turėjo žymiai geresnius šansus papulti į valdžią. Bet iš kitos pusės, tai turbūt vis dėlto svarbiausias dalykas yra būtent tas naujų žmonių pritraukimas į politiką su ta taikos pavadinimu. Nes matant, kaip putojo visa sisteminė žiniasklaida, kada šita koalicija paskelbė apie dalyvavimą rinkimuose, tai reiškia, kad buvo pataikyta ten, kur reikia. Ir su pavadinimu, ir su idėjom. Vačko. Tai mes irgi, kaip ir visi už taiką, galima. Tai be abejo, tai čia aš nežinau, koks turi būti žmogaus mentalitetas, kad jis būtų už karą. Yra tokių, vat, kaip kalbėjom, kad apie tai, ar įmanoma ten Rusiją nugalėti. Yra vienas mano toks pažįstamas, priejo prie manęs, sako, bet žinai, dabar Ukrainoje Rusija jau viską išnaudojo, visus ginklus, tai dabar yra pats laikas mums užpulti Kaliningradą ir jį atsimti, Kaliningrado sritį. Tai va, tai kitokio mąstymo. Irgi kažkur, nežinau, kažkur kosmose su Kubilium ten gyvena. Raškės valgo. Kubilo fanai. Na, tai tokių žmonių visada buvo, jų visada bus. Nereikia nei stengtis jų ten perauklėti, nei tikėtis, kad jie ten pasikeis. Tai natūralu, žmonės skirtingas informacijos lygis, skirtingas gebėjimas tą informaciją analizuoti, vertinti. Tai va, tos užstrigusios plokštelės, jos gros dar ilgą laiką, mes girdėsim ten. Netgi mūsų vyriausybėsgi programoje yra parašyta. Remsime Ukrainą iki pergalės ir po jos. Tai reiškia, kaip pasakyti. Tai reiškia jau neilgai. Arba labai ilgai, nes tos pergalės labai ilgai reikės laukti. Tai, aišku, šiandien tą temą mes labai daug apie tai kalbėjom, bet vis tiek sukasi tie klausimai ir žiūrovų klausimai sukasi apie šitos geopolitinius pastaruoju metu vykstančius įvykius, bet tikrai jie yra reikšmingi, tęsiasi jau 3 metai bet būtent, kaip Ugnius sakė, laukiam tos sausio 20-os, tikimės, kad pokyčiai įvyks ir tie vėjai atpūs iki Europos ir teigiamą linkmę, jie čia pasuks mūsų tą laivelį plaukiantį dabar, švelniai tariant, ne visai teisinga kryptimi. Tai va, tai tie klausimai tikrai yra aktualūs, todėl natūralu, kad net ir šventinę laidą mes paliečiam ir tuos klausimus ir juos prisiminam, aptariam, dar kartelį metų pabaigoje akcentuojam tai, kas visiems blaiviai mąstantiem yra svarbu ir kas stengiasi objektyviai vertinti informaciją. Nebūtinai mes esam teisūs 100%, bet bent jau aš kalbėsiu už save, tai jeigu aš tikrai kažkur suklystu, pasitaisau ir nėra tai problema man pripažinti klaidą. Bet va, kaip Viktorai, tu tokius pavyzdžius mini, tai tikrai yra iš tikrųjų keista, bet keistų dalykų šiais laikais tai yra labai daug ir dar netokių keistų dalykų mes matėm ir dar matysim. Tai aš tai baigiant laidą norėčiau palinkėti visiems ramių metų, tikėjimo, vilties, nenukabinti nosių, nes ne tik pasakose gėris laimi prieš blogį.
O aš labai tikiu, nuoširdžiai tikiu, kad mes kartu su jumis ir atstovaujam tą gėrį, kurį kai kas nori labai nužudyti, bet mūsų tikrai yra daugiau, negu jie įsivaizduoja. Prisidedam prie Gintaro. Geriau nepasakysi. Tai ką, šitais palinkėjimais. Kad? Vieną dieną mes laimėsime. Tai mes jau laimėtojai esame. Aš visada žmonėm nuolat tą kartuoju, sakau, jeigu jūs einat per gyvenimą aukštai iškeltą galvą, jeigu jūs esat drąsus, nebijot kalbėti, nebijot sakyti tai, ką galvojat, jūs jau esat laimėtojai. Nepaisant to, kad ten ar teismas kažkokį sprendimą parašė, ar prokuroras ten eilinę nesąmonę atsiuntė, bet jūs einat, toliau reikalaujat atsakymų, reikalaujat atsakomybės ir tai yra didžiulis laimėjimas, su kuo visus aš jūs ir sveikinu. Tai ką, ačiū ir laimingų naujųjų 25 metų.